Sveiki draugai, pažintis su Limau antra dalis. Pirmoje dalyje mes nespėjome iškelti GPS antenos, teko darbą sustabdyti, nes pritrūkau šiek tiek įrankių. Tai šį kartą bus viskas kitaip. Atsivežėm įvairių daiktų, nusprendėm visų pirma mes perkelti stotelę. Dėsime ją ne ant žolės, nes aplink stotelę niekados robotas ir nenupjauna. Visą laiką liks žolės, jūs tai meriuosit, apdergsit viską, o čia plus turi būti švaru. Tai mes nusprendėm viską instaliuoti ant kieto sauso pagrindo, tai patarčiau daryti ir jums. Taip kad pirmiausia, į skaldą įsisuksiu varžtus. Sekantis mūsų darbas yra išsikelti GPS anteną. Didelis privalumas, kad man nebūtina GPS antenos prisirakinti laidu prie krovimo stotelės. Komplektacijoje yra maiblokis, reiškia mes anteną pakabinam savo, o robotas gyvens atskirai kitoje vietoje. Taip pat mūsų nekartą klausėt, ar tikrai 10 amperų pakrovėjo maitinimo šaltinis. Taip, 40 voltų ir 10 amperų. Kuomet mes testuojam robotus, visą laiką elgiamės taip, kaip nepatarime elgtis jums. Tam, kad mes mėgstam juos palaužyti ir būti saugus paskui jūs konsultuojant, bet jaučiu, kad šį kartą persistengiam. Žolė tiek užaugo, kad net nesimato jo pjovimo dekos. Na, kaip tvarkysi, pamatysim. Manau, kad ne iš pirmo karto gausis, nes čia jau traktoriaus darbas, bet tankas įdomus, kodėlgi nepabandžius. Na, atėjo laikas pasikalbėti apie roboto instaliaciją. Kaip ir visi robotai turi savų niuansų, tai iškart papasakosiu esminius dalykus. Tai visų pirma, mes parsisiųsime programėlę, susikursime paskyrą, viskas čia paprasta yra. Įsijungiam Bluetooth'ą ir labai patarčiau pradžioje naudoti Wi-Fi iš savo telefono. Nes mėgsta jie gerą Wi-Fi, o robotai dažniausiai jokie negaudo taip gerai Wi-Fi'aus, kaip gaudo telefonas jūsų. Tai kartais galima susiklaidinti, kad Wi-Fi'us geras, o iš tikrųjų robotai šiek tiek greičio trūksta. Tai instaliacijos metu visada duokime Wi-Fi'ų iš savo telefono. Pasišarinkit, pasidalinkit, ar kaip jau ten patogu, taip ir vadinkit. Toliau, pridedant robotą, Bluetooth'as yra įjungtas, jį aptiks. Mums reikės prisidėti štai tą stotelį. Ten yra QR kodas. Nusiskanuokite, nusifotografuokite QR kodo serijinį numeriuką. Jums paskui jo reikės. Atnaujinimai vyksta gan ilgokai, tai ramiai paliekate robotą naujintis ir einat išgert arbatos. Robotas atliks savo darbą, bus atsinaujinęs ir pasiruošęs darbui. Prieš kuriant žemėlapį, pasivažinėkit šiek tiek su robotu. Pasivažinėjimas vyksta daugmaž aplink stotelė, tai mes čia kažkur galim pasibrūžinti. Matosi, vat, mūsų vėžės pravažinėtos yra. Mes pasibrūžinom įvairiai tam, kad robotas susitikslintų. Ir dabar jo tikslumas yra idealus. Taip pat robotui reikia surišti stotelę. Tai jūs prie vairavimo meniu rasite pliusuką. Ten, kur pridėti zoną, bus pridėti stotelė. Patarimas išsivaryti robotą, išsivairuoti joysticku robotą per pusmetrį metrą, tam, kad jis puikiai matytų, kur ta stotelė stovi. Na, štai kaip ir viskas. Jeigu turėsit klausimų, pasiklausit, jeigu reikės, padarysime atskirą video vien apie jo instaliaciją. Tam, kad nusipirkus robotą, nereikėtų sukti galvos, ko nepadariau, ką padariau, bet svarbiausia taisyklė – neskubėkit, viskas pasidaro. Atlikus visus namų darbus, mes robotą grąžiname į savo stotelę. Jam tai yra pirmas kartas. Jis įjungia prožektorius tam, kad puikiai matytų savo šitą QR kodą. QR kodas turi būti visą laiką švarus. Na va, kraunasi, o mes čiūžinam kurti žemėlapį. Dar keli momentai. Jeigu jums tuo metu, kai jūs norėsite pridėti anteną prie paskyros, jums nesigaus, galite skipinti, paskui atsinaujins robotas, viskas bus tvarkoje, tai aš parodysiu, kur tai darosi. Tai mes einame pradžioje į savo įrenginį, einame viršuje dešinėje krumpliaratis ir yra pridėti anteną BIND RTK. Čia įvesim serijos numeriuką, jeigu numeriukas teisingas, iškart pridės, viskas bus gerai. Toliau, apie ką pasakojau prieš instaliaciją roboto, tai vat mes matom dešiniai apačioj. Šitoje vietoje yra GPS ženkliukas ir 0,01 tikslumas. Tai yra puikus rezultatas, mes turim labai gerą tikslumą. GPS palydovai nėra blokuojami, viskas tvarkoje. Kai turim tokį tikslumą, galim važiuoti
sudaryti žemėlapį. Ir parodau vietą, kurioje reikėjo mums pridėti robotui stotelę. Tai mes einam į joystickėlį, aš praleisiu, jūs pažiūrėkite ir viršui yra pliusiukas. Pliusiuką paspaudus, dešinėje yra stotelė nupiešta. Tai būtent per tą vietą ir pridėsime stotelį prie savo robotuko. Na, šiam momentui tiek, važiuojame instaliuoti. Dar vienas mažas patarimas. Išvažiuojam iš stotelės, atsistojam šalia, robotas pats yra stotelė. Jeigu stotelė bus kažkur toli nuvaryta į kitą vietą, tai mums reikės nuo žemėlapio krašto, bet ne visai krašto, bet nuo žemėlapio vietos parodyti kelią, kaip grįžti į stotelį. Tai yra svarbu, nes kartais sukuria žemėlapį ir sakot, kas čia nesigauna. Nesigauna, nes robotas prašo jūsų pasitikėjimų pravesti jį teisingai iki stotelės. Na puiku, nepaisant, kad žolė labai aukšta, dar šiek tiek ir palijo. Pirmas išvažiavimas, pažiūrim, kaip jam čia seksis dorotis šitoje situacijoje. Nusileidžia savo deką. Atsikalibruojam. O, kaip aukštai išsikėlė. Pažiūrėkit, kabo net ore ratai. Ratukai stojasi reikiamam aukščiui darbui. Nu. Pasileis dabar į apačią. Attention. Lawnmower starting now. Nu, sėkmės tau. Oi. Tai kai. Priminsiu, kad aš čia esu išardęs. Vaikelė. Wow. Tai kai skuta bachūras. Priminsiu, kad mes čia esame išardę tą dalį, kuri pristoja išmetimą žolės. Tai nenormaliai. Wow. Na, vat peiliai ištisiniai yra kitaip negu pjovimo diskas su laisvais peiliukais. Rimtam darbui ne šiaip jau juos ir renkasi. Ir po pirmo pjovimo dar galėsim pasižeminti šiek tiek. Bet čia žolės bus tai daug. Normaliai. Gerai, šiandien tiek. Duosim padirbėti, pratęsim apie įspūdžius, pastebėjimus. Važiuosim pasivažinėti į aukštesnius kalnus, o dabar matau, kad čia mes visi būsim žolėti. Gerai, čia šnioja. Įspūdingas reikalas, rimtiem darbam tikrai. Nesitikėjau tokio efekto, nes tokio žoliai jokio roboto čia neleisčiau, būtų prieš tai paleidžiamas be abejo traktorius. Bet čia, nu kur tau? Tai šiam kartui tiek, jeigu buvo įdomu, būsime dėkingi už laiką, jeigu patinka mūsų turinys, galite jūs prenumeruoti ir gausite visas informacijas apie naujausius mūsų bandomus modelius, testuojamus modelius ir informaciją, kaip jais naudotis.